Gražaus, gero futbolo, trečiadienio vakaras, vienintelės A lygos rungtynės ir malonu, kad šį laiką paskyrėte šiai dvikovai. O čia tikrai net nebejoju bus įdomu ir ko gero bus karšta. Perdamus, kurie po to virsta dar vienu perdamu įvarčiui. Hernandeso bandymas, nelipo ant galvos Žalgiriui, bet prie tokio rezultato Džiugas turėjo galimybių galbūt ir tas pačias lygiąsias išplėšti. Žaidė ten ir buvo klubo narys Algis Jankauskas, dabar čia toks smūgis į vartų plotą į Švetkauską. Taigi Černiauskas, Algis Jankauskas, tos kelios atkarpos ryškiai tą sumažino. Tiesa, dabar Sūduva kamuolį praranda, Benšaibas, du varžovai šalia jo, Černychas ir Ignas Plūkas. Situacija dabar, kairė koja. Na ir berods tai apskritai yra Kauno Žalgirio, įskaitant ir pastarojo pralaimėjimo taurėje. Per tą pastarųjų 6 tarpusio rungtynių istoriją 4 kartus komandos sužaidė lygiosiamis, 2 kart šiame sezone ir 2 kart praėjusią sezoną ir 2 kart Kauno Žalgiris Sūduvai pralaimėjo. Nematyti ir čia ir Dariaus ir Girėno stadione, nepaisant to boikoto ir tai, kad šiuo metu Žalgirio arenoje Green White Boysų nėra. Čia tuo metu Žalgiris 1-0. Va taip pat Fabianas Orega. Puikus jo smūgis ir gražiausias, ko gero, įvartis atstovaujant Kauno Žalgiriui. Čia Živanovičius prie Roberto Volikonio. Dar pasižiūrėsime tą epizodą, bet panašu, kad įvartis yra Fabianas Orega. 4. sezono įvartį pelno. Galima prisiminti jo etapą Vilniaus Žalgiryje, kokių įvarčių jis ten yra primušęs. Ne tik kalbu apie svarbą, bet ir apie grožį. Štai čia Fabianas Orega. Ir jokių variantų Ignui Plūkui. Na čia Sūduva apeliuoja, bet... Styvas Losonas. Ir Sidis Sonoko krenta, riksmai girdimi iš jo. O keitimas Žalgirio ekipoje. Sūduvos naudai Robertas Volikonis rodė peržiūros gestą ir Robertas Volikonis keliauja prie ekrano pasižiūrėti epizodo. Čia jau reikėtų ir mums pasižiūrėti epizodą štai čia. Štai čia Divainas Na. Ujujui. Robertas Volikonis traukia kortelę ir Divainas Na. Visai nesenai, ką tik Divainas Na buvo pasirodęs aikštėje po keitimo, o dabar Volikonis siunčia Divainą atgal. Jau ne tik už aikštės ribų, bet ir apskritai. Iš šių rungtynių viskas. Divaino prieš jį buvo prasižengta, kai po VAR peržiūros ir patikros raudoną kortelę prieš save išvydo Divainas Na. Tai buvo maždaug apie 82 minutę. Čia perdamas smūgis 1-1. Sidis Sonoko lygina rezultatą 98 minutę ir keliauja po Sūduvos sakalus. Marijampolės Sūduva vis tik sugeba pasinaudoti savo pranašumu. Donatas Vencevičius ploja ir ko gero džiaugsmas dabar yra ir jo galvoje ir širdyje. Džiaugiasi ir Sūduvos žaidėjai, kaip ir minėjau. Lygiosios prie tokių rungtynių nebūtų blogiausias rezultatas, o čia dabar netgi dar laiko lieka ir pergalingam įvarčiui. Sidis Aminas Benšaibas pristabdo svečių komandos ataką ir tai yra viskas. 1-1. Kauno Žalgiris ir toliau lieka šį sezoną Sūduvos nenugalėjęs.